Sveiki! Taigi, Eva Zuiki dainos ir vėl čia su jumis. Vadinuosi Instagrame būtent taip, Eva Zuiki dainos, kas manęs nežino, ir taip pat turiu Music Teacher Eva profilį. Taigi, taip pat esu ir Facebook'e. Taigi galite rasti mane visur. O čia dalinuosi su jumis dažniausiai dainelėmis mažiems vaikams, nes pačiai man patinka labai mokyti mažus vaikus ir pati esu 2 mažų vaikų mama. Taigi ir įpusėjus rudeniui nusprendžiau pasidalinti su jumis viena suomiška dainele, kurią aš išverčiau į lietuvių kalbą savo vaikučiams. Ir jiems labai patinka, tai tikiuosi pravers ir jums, tėveliams bei mokytojams, auklėtojams darželiuose. Dainuodami mes plauksime laivu. Taigi mažučius vaikučius iki gal 1,5 metukų galite pasisodinti savo ant kelių ir dainuojant siūbuoti. O su vyresniais vaikučiais smagu yra susikibti rankom ir ištiesus kojas siūbuoti taip pat. Tai va, pagal vaiko amžių galite pasirinkti, kas jums patogiau. Na ir pradedam, siūbuojam ir plaukiam. Laivas, laivas, kurgi laivas plaukia, per marias, per bangas, nusipirkti obuolių, o parduoti marškinių. Laivas vyra. Antrą kartą galima greičiau jau plaukti ir bandyti nenusvirti. Laivas, laivas, kurgi laivas plaukia, per bangas, per marias, nusipirkti obuolių, o parduoti marškinių. Laivas vyra. Ir tas virimas yra labai smagus vaikučiams, nes gali laivas tai ant vieno, tai ant kito šono svirti. Na ir kai aš savo pamokėlėse ar su savo vaikučiais dainuoju, tai mes vis didinam tempą, o paskui ir visai sulėtėjam ir taip, paskutinį kartą ar svyram ar nesvyram, bet galiausiai sakom, kad nusipirkom tų obuolių ir juos skaniai suvalgėm. Na, o įdomus faktas tai, kad suomiškai laivas yra laiva, taigi labai panašus žodis ir suomiškai daina skamba taip. Laiva, laiva, minneka laiva mene, muille, maille, omenoita ostamaan, palenpaita kaupaamaan, laiva katui. Na, tikiuosi jums patiks ši dainelė ir dainuosite ją smagiai. Iki kitų susitikimų.